Pasak legendos, neturtingas žvejys Antanas vieną vėlų vakarą įrėsi namo. Paslaptingoje Galvės ežero saloje jis išvydo keistą žiburį. Ta salą iki šiol vadina Bažnytėlės arba Sapiegų sala, nes kadaise čia stovėjo mūrinė Švento Jurgio cerkvė. Vėliau saloje Sapiegos įrengė mauzoliejų, kur atguldavo giminės atstovai. Smalsumo vedamas Antanas priplaukė prie salos ir išlipo į krantą. Čia pamatė marmurinį antkapį, ant jo degė žvakė. Antano akis užkliuvo už metalinio žiedo įmūryto į antkapį. Jį patraukė ir kapas stebėtinai lengvai atsivėrė. Žvejys kiek padvejojo, bet nusileido laiptais į rūsį. Staiga sunkus akmuo virš jo su trenksmu užsivėrė. Antanas liko gyvas palaidotas didikų kape. Bandė akmenį pakelti, bet šis net nesujudėjo. Tada tamsoje pasigirdo duslus balsas. Kasdien pasimelsk už mane ir uždek čia žvakę, o aš padarysiu tave turtingą. Antanas sutiko ir antkapis pats atsivėrė. Jis tesėjo pažadą ir vis atplaukdavo į salą uždegti žvakių. Jo tinkluose, kurie anksčiau buvo kone tušti, ėmė rastis daugybė įvairiausių žuvų. Jas parduodamas žvejys susikrovė turtus, pasistatė naują namą ir net išgalėjo samdyti tarnus. Tačiau pinigai jį apakino. Žvejys apleido salą ir žvakės ant antkapio užgeso. Netrukus Antaną pakirto mirtina liga. Kol jis merdėjo, tarnai tyliai vogė jo turtą, o šalia liko tik vienas našlaitis berniukas. Karščiuodamas žvejys suvokė savo puikybę. Jis maldavo berniuko nuplaukti į Sapiegų salą ir uždegti žvakes. Vaikas prašymą įvykdė. Vos saloje sužibo ugnis, Antano savijauta ėmė gerėti. Galiausiai jis pasveiko, išvaikė apsivogusius tarnus, užpirko mišias už Sapiegų sielas ir iki gyvenimo galo saloje degė žvakes, o tinklai ir toliau buvo pilni. Daugiau istorijų apie trakus naujame laidos Ūkanos epizode.